Aš labai nuoširdžiai pasakysiu, kad aš žiauriai tingiu šitą vlogą filmuot. čia grinai aš, ta prasme, ką tik atsikėliau, Ryžas atėjo, pažadino. Sakė, reikia nufilmuoti tą vlogą. Žmogus, kuris išrado kavą, yra ir buvo absoliutus genijus. Viskas, susitvarkėm, atėjau į Arklides pagaliau šiandien, turėtų visą šitą savaitę būti audrų kažkoks makaliūzė, bet nelijo nei pirmadienį, nei antradienį, nei šiandien kol kas nelijo, ko aš labai džiaugiuosi, nes šiandien aš turėčiau prajoti abu bernužėlius ir pagaliau su Nemo mes grįžtam į šokimą, nes aš su juo nešokau kurį laiką, nes taip gavosi, kad tiesiog neturėjau kada šijoti ir kiti žmonės įjojo, tai šiandien su Nemuku po kokių gal 2 savaičių grįžtam į šokimą. Šiandien Medas su Kregždžiu žingsniuoja, be balno, eina pasivaikščioti mišką, šiek tiek atsigavo, pakvėpuot grynų orų, tiesiog taip gavos. Berniukai šoka ir šiaip labai tikiuosi šiandien aukščiau pašokti, kol dar džiaugtis reikia, jog nelyja, tai aš labai tikiuosi, kad pavyks. Mano planas šiandien yra gimnastika, kokią nors pastatyti įdomesnę ir aš jo pastatysiu, nežinau, nes yra daug kas statyto, aikštė beveik plika. Ir jo, jinai šiaip žiauriai išlūžus. O, kad čia ne man vienai veikia žemas slėgis, pažiūrėkit, visi sugulę. Kalbant apie gūnes, vieną mėnesį atlaikė, bet vat jau matot, jau nebelaiko. Visos būrelis miegančių, Nemukas auga, nes neduok dievę. O jei dar ratuku taip gražiai, visas vaikų darželis, klausykit. Senolė. Dėl to jinai, vat, ir kaip sakant, miškuose tik ir vaikšto, kad tokia jau senutė. Geras kūdikis. Žiūrime. Medas arklys miega, o Meda eina vestis arklį. Širmė griežtai atsisako šiandien dirbti. Tu nespėjai montuotų durnių. Nai mane palaikė vyrų, ką tik ačiū. Nustatėme, kad širmiai tinka mėlyna spalva. Anksčiau buvo žydra, bet tai kažkas pakeitė. Kada jai žydra buvo? Buvo kažkada žydra, nemelaktų man. Tai kol kas turim tokį dalyką pasistatyti, turim lygiagretį ir specialiai pirma statmena yra trumpesnė, kad įtaikytume tiesiai į vidurį, kaip priklauso, nebelenkai. Nu, pademonstruok, kaip reikia ant bebalnio arklio užlipti. Kojytė ir hup! Ir viskas! Very fancy. Paaiškinkit jūs man, kodėl Vilkickytės daina Pražys visiems patinka. Yra belenkiek geresnių gabalų nei ta daina? Ne! O, ne, tik ne šita. Žinot, iš Teletabių siurblį. Man Meda kartais taip primena jį iš tikrųjų. Kaip jums įdegis? Toksai neblogas. Vienu žodžiu lyja. Tragedija, lyja, nefaina, šlapia, va Medas šalmas, jis tiesiog mirksta. Jeigu mes šiandien šokant išdripsim, kaltinsim šitą dalyką. O šitą, vat kas lyja iš viršaus, tas bus kaltas, bet reikia neišdripti. Teris pakausitas ne mane. Tai vadinama laukiniu žvėriu. Žvėriuk, Barsyta, ateik pasirodyk. O viešpatie šventas. Mūsų geresnė audinė nei šita. Čia kažkam jau nelabai laikėsi. Jeigu būčiau nepasakius šito, būtum pasakius kokia čia markė. Aš nebūčiau žiūrėjus, aš manau, čia šuns blitelės. Su Meda baigėm, pradėjo lyti. Aišku, kad be kokias ir turėjo būti, bet aš tikėjausi, kad nelis. Ir dabar eisim vestis Terijai. Ir reikia šokti su Teriju ir tikiuosi viskas bus gerai. Nu, šiaip nuoširdžiai labai mėgstu šitą balną. Bet kai būna bairis, kad reikia kildiržį įdėti, tai šitas balnas tampa pačiu blogiausiu. Nu, iš kur šitų velnių priskrenda, jūs paaiškinkit man. Nėr nei lizdelio, nei paukštelio. Bus paukštelis. Nu, jūs juokaujat gal. A, jūs turi sąžinės ant tokio gero balno šiek tiesioginio žodžio prasme. Nu, liko sužavėta, aš sakyčiau. Šuniuką gero, pasirodyk. Ar tu pasiruošus išgyventi lietų? Nu, puikiai.
Pasirodyk, mergaitė. Šitas keliaus ant kamerą, aš jums garantuoju. Prie galvutės. Aš ant kamerą būsiu. Žiūrėkit, koks tai pagrandukas. Ui. Nu, klausyk ir vėl. Meta reiks ir jai gūnę taisyt. Meta visiems gūnės taiso. Širme. Iš tikrųjų neturiu komentarų. Na irgi. Nu puikiai. Ei, arklį palauk. Jinai man kiekvienas iki gėlyčių dovanoja. Kauk čia ilgis koks. Nu papazok su gėlytė. Kada? Tada sako, nekiš kameras man į veidą. Aš veidą į kamerą sukišiu. Nežinau, kuri kamera šiaip tai filmuoja. Čia flešas, čia kažkas. Pasipraktikuoti reikia ant sistemos truputuką ir jo turim, jeigu klausimas, kodėl čia žalias, kodėl raudonas, nes buvo po 2, bet abiejų lūžo po 1. Atvairavo su karučiu visu. Visa kamera dabar bus. Patalai, ar tik ne tavo? Nepriimsiu. Tai rytis. Būsi geras vaikas šiandien. Būk geras vaikas. Ar tu mėgi? Biški. Atsijungęs. Niau. Na, tai kas dar nespėjo suprasti, šitas vlogas irgi buvo filmuotas prieš gerus 2 mėnesius, dabar yra rugsėjis, o jisai, man atrodo, buvo Liepą nufilmuotas, bet nieko tokios, vis tiek oras kaip rudenį, tai sakykim, kad beveik ruduo čia. Žodžiu, apšilom su Teriuku, aš jau gana gerai atsimenu šitą treniruotę, nes nors ir lijo, Teris labai gelbėjo mane šitą treniruotę ir visos klaidos, kurios buvo, tai buvo iš mano pusės. Na, va čia yra mūsų tas pirmasis šuoliukas, Teris tiesiog patenkintas savimi, jisai toks maždaug pats fainas, pats kietas. Tada mes pazavadavom dar į kitą pusę, apšilom šiek tiek, paplatinimus, patrumpinimus pasidarėme zovadoje, na, bet gal važiuojam prie šokimo. Su Teriu aš vis dėlto saugiausiai jaučiuosi iš visų žirgų, kai yra toks, sakykime, ne visai sausas gruntas, nes Teris yra kaustytas normaliom pasagom ir jisai tiesiog neslysta tiek ant grunto, kiek kiti žirgai, tai mes su juo gana drąsiai galime šokti. Ir jo, šiaip sekėsi tikrai labai neblogai, čia aišku, tą tempą išspausti irgi buvo ką veikti, kadangi Teris šiaip ne visada labai mėgsta plačiai bėgti, sakykim, sistemų atžvilgių, tai mes būtent ant to stengiamės ir išdirbti visą šitą dalykėlį, kad būtų gražus lygus tempas, na, bet kaip matom, Teris mane tikrai gelbėjo. Man kas labiausiai patinka mūsų su Teriu dueti, tai kad mes daugmaž suvokime, kada reikia vienas kitą gelbėti, kadangi vis tiek Terį aš turėjau palyginus netokį ir trumpą laiką. Tačiau koja mums dažnai pakiša aukštesni šuoliai, ne dėl savo aukščio, bet dėl to, kad aš tiesiog išsigąstu. Velnis žino ko, nu, bet taip kartais man jau gaunasi, kadangi vis tiek jau šokam virš metro su Teriu, jau tada reikia šokti be galo atsakingai ir kartais aš šiek tiek pristigstu to, sakykim, pasitikėjimo savim ir kartais čia bus vienas video, kur aš tiesiog, nešoksim, va čia buvo mano mintis. Bet čia man atrodo dar ne šitas, gal po šito video šuolis, žodžiu, ten, va šitas, nu žodžiu. Tai čia jau aš Terį nusukau nuo kliūtis, nes visiškai nemačiau tempo, šuolis turėjo būti gana atsakingas, bet va čia jisai mane visiškai išgelbėjo, šaunuolis, be galo didžiuojamės, be galo mylim. Turi 1,10 m ir mano širdžiai yra labai baisu, kad mes slysim. Bet jisai šoka labai užtikrintai, dėl to aš noriu pamėginti, nes jūs pasiruošęs ir jūs kaustytas. Ir viskas turėtų būti gerai. Bet ar tu pasiruošęs? Jeigu aš jau jį nusakau nuo metro, nes aš nemačiau tempo, tai jeigu aš dabar tempo nematysiu ir jį kliūtį sumausiu, bus va taip va. Vat dabar pademonstruosime, kaip atrodo žirgo raitelio bondas, kai žirgas tiesiog gelbsti raitelį. Nu, ta prasme, jisai toks didžiuojasi, jisai žino, kad čia jis kietas. Tai jūs matot, kaip sušlapom. Nežinau, aš tai džiaugiuosi, kad mes peršokom, nes aš nuoširdžiai buvau išsigandusi, kad jis neperšoks. Ir jisai stos, bet jisai nestoja, ačiū Dievui. Reikia tuo labai džiaugtis, jeigu kažkas klausia, kas čia ant galvos per daiktas, tai čia nuo filmavimų likęs dalykas, ant kurio dedasi kamera. Labai didelė ir atrodo kaip teletabisoje, bet žodžiu, Baigiai? Apie treniruotę šnekant, Teris buvo visiškas šaunuolis, nuo metro aš jau pradėjau šiek tiek išsigąsti, nes vis dėlto lyja. Ir tipo slidoka biški. Bet dar jums nešalta. Visa nugara šlapia, svarbu nešalta.
Gražus kapišonas, man patinka. Yra du dalykai, kuriuo aš labai nekenčiu. Vienas yra lietus, antras yra, kai lietus įsismarkia ir jis dabar darosi smarkesnis, o Nemo nei kaustytas, nei ką, jisai žiauriai ant visko griūna. Nu, negriūna, bet slys. Jisai išsilaiko ant kojų, bet jisai slys ir su juo yra realiai baisu šokti. Tai dabar bus nesmagu. Žodžiu, sugalvojom geresnį planą, į penktadienį perkeliam, nes Nemo taip ar taip penktadienį vaikymą turėtų, tai aš šiandien geriau pavaikysiu, penktadienį šoksim, nes čia yra savižudybė šokti per tokį orą, kas yra nefain. Bet, jo, žodžiu, svarbiausia, su teriuku prašokom, o penktadienį su teriu irgi pašoksim tik žemiau, nes padirbsim ant technikos, o su Nemo tada aukščiau mėginsim. Ir šiandien reikia tiesiog pravaikyti Nemo. Oras belenka, žiūrėkit, turim beveik veidrodį. Labai nice namukas, šiaip gražus gavas. Ir viskas, teriukai, lipam, nes mes kiaurai esam šlapi. Šiandien dieną šiek tiek kitaip užbaigsim, nei aš planavau, bet yra kaip yra, reikia vis dėlto patausoti kojas. Tai Nemo tik pravaikysim truputį. Ir jokių šokimų šiandien su juo nieko, tai penktadienį prašoksim, nes rodo geresnio oro, ar tai bus vargu, bet bus matyt. Ir teriukas dabar užkandžiavo. Šiaip gerai, kad teriu šoka. Dabar aš džiaugiuosi, kad jis nori, eina į kliūtis, čia yra žiauriai svarbu man. Ir kad jisai apskritai jaučia, ko aš noriu iš jo. Tai čia yra labai gerai. Paskutinį šuolį tokį juokingą dėjo, jisai kartais labai atsargus ir tada gaunasi toks šuolis kažkoks šioks toks, bet svarbu peršokom. Teriukų baigiam, pasišaldam koją, susitepėm ir teriukas jau viskas valgo ir einam pasiimti Nemuką. Ir su Nemuku truputį pavaikysiu. Turėsiu šiandien minimalaus darbo vaikį ir bus viskas. Taip, truputį dar pajapinsiu apie kelis dalykus, kai jį ruošiu treniruotei. Šiaip pašnekėti reikia, nes visgi vlogas turi būti apie kažką, tai gavosi, kad Nemukas šiandien nešoka, vienu žodžiu. Teriukai, ką veiki? Ui, labas juodė! Abu šlapi kaip žiūrkės, nematai iš viso, visas gūnė kiaurai šlapia. Nesuprantu, šių metų vasara yra tiesiog katastrofa. Totali katastrofa. Nemuti, kaip jūs jaučiatės šiandien? Daryti nereikia jo valyti. Supratau, ačiū Jums už atsakymą, išsamu. Mūsų šiandienos herojus, Nemo, kuris šiandien turėjo šokti ir aš su juo planavau aukščiau šiek tiek pamėginti šokti, jeigu jisai to, pavyzdžiui, norėtų ir jeigu mums gerai sektųsi, bet šoksim penktadienį. Tai įkelsiu gal į kokį Instagramą, kaip mums ten seksis, galėsit užsukti pažiūrėti. O Nemukas šiandien turės paprastą vaikymą su parišimais, šiek tiek padirbėsiu, labai minimaliai, o taip. Jisai, man atrodo, tiesiog nori praryti šitą mikrofoną. Baram. Kai tu toks šlapės, nelabai ką ir valyti realiai manoma. Šiaip gerai, kad tu švarus. O taip. Žodžiu, mūsų žirgai tapo Hollywoodo žvaigždėm. Beveik. Sekmadienį turėjom filmavimus, realius, su realia komanda, su režisierium, su operatorium, su visa komanda. Tai žiauriai linksma patirtis. Ir apskritai, kai aš turėjau šiek tiek patirties filmavimuose seniau, tai dabar, kai vėl viskas grįžta ir dabar jau filmavimai važiuoja pas tave, o ne tu važiuoji į filmavimus, tai toks iš viso jautiesi, wow. Tarusme, jau mano žirgai filmavimuose yra, kas yra labai nice, aišku, mes tą filmą savo daromės, bet jį matys tiek žmonių, kiek realiai norės atvažiuoti. Tai vis tiek labai fun. Labai smagu, kad tokia galimybė yra ir iš tikrųjų, jo, kad ir kokie būtų sunku šitie metai ir sudėtingi ir komplikuoti ir visokie kitokie, vis tiek yra smagių dalykų juose, tai šiaip labai smagus, labai fainai, kai tiesiog vėl grįžta visi tie dalykai, nu ir apskritai menas man yra iš viso dalykas, be kurio aš negalėčiau gyventi, tai šitie filmavimai žiauriai smagi patirtis buvo. Ir dar mes filmuojame, man atrodo, už 2 savaičių vėl. Tai va, dalyvauja Teris, Nemo Kregždė, aš Meda Rimgailė iš Raitelių, tai šiaip labai fun. Jo, bus geras filmukas, tikiuosi, labai tikiuosi. Šiandien viskas labai cool, fun. Aš tikiuosi, kad girdėsis, nes jei nesigirdės, bus liūdesėlis. Opa, nu gerai, turi girdėtis. Op. Na, o mes su jumis jau čia atsisveikinsime ir susitiksime kitose video. Viso gero.